Pradėk keistis dabar, nuo šios akimirkos. Šiandien, o ne rytoj. Pažįstama situacija. Viskas. Pradedu naują gyvenimą nuo pirmadienio. Nuo rytojaus pradėsiu mažiau pykti ant savęs ar ant žmonių. Nuo kitos savaitės sportuosiu. Darbe baigsiu šurmulys ir aš pradėsiu skirti daugiau laiko savo šeimai. Bet kodėl nepradėjus nuo šiandienos, nuo šios akimirkos? Žinoma, visko pradėti iš karto neįmanoma, bet net jei pradėsiu nuo vieno, vienas dalykas seks kitą, trečią, ketvirtą. Pradėk nuo šios akimirkos. Nuo šiol spręskite savo problemas tada, kai jos atsiranda. Nuo šiol suvok savo laimę dabartyje. Nuo šiol niekam neleis sugadinti tau nuotaikos. Nuo šiol mąstyk tik pozityviai, atkreipk dėmesį į gerus dalykus, kurie tau nutinka kiekvieną dieną. Šypsokis, kai jautiesi laimingas ir džiaugsmingas. Nuo šiol stenkis būti dabartyje, gyventi kiekvieną akimirką sąmoningai ir džiaugsmingai, priimti bet kokius gyvenimo posūkius ir vingius. Nuo šiol būkite dėkingi visatai už visus gerus gyvenimo įvykius. Išmokite atleisti ir mylėti žmones, priimti jų mažus trūkumus. Nuo šiol daugiau laiko skirkite savo šeimai, daugiau laiko skirkite vaikams ir jų gyvenimui. Gyvenk nuo šios akimirkos, nesivaikydamas vilties pažvelgti į ateitį ir be skaudžios nostalgijos praeičiai. Nuo šiol kelk savo psichinio vystymosi lygį, užsiimk saviugdą jau dabar. Nuo šiol darykite daugiau gerų dalykų kitiems. Nuo šiol sudarykite savo reikalų tvarkaraštį, bet su viena sąlyga, kad griežtai jo laikysitės. Jau dabar pradėkite ieškoti savo dvasiškai artimų žmonių. Darykite tai, ką mėgstate, ir vienykitės su žmonėmis, kurie domisi tuo pačiu dalyku kaip ir jūs. Nuo šiol pusvalandį per dieną skirkite meditacijai ir poilsiui. Šiandien, o ne rytoj.